netikėk savo automatinėmis mintimis, o jas pasirink. Nes jeigu aš tikėčiau automatinėmis mintimis, tai nebūtų šio įrašo, nes automatiškai atėjo mintis, kad aš tingiu, aš nenoriu, kaip čia atrodysiu, gal nebūtų nepasiruošęs, nėra nuotaikos, ir kad reiks paskui titrus dėti, paskui reiks skelbti, o tam reikia laiko, visą kitą, ir automatiškai daug visokių minčių, kad tik kažko nedaryti, ko galbūt nori, bet visi šitie minčių dariniai apriboja. Ir klausimas, kur apriboja tave, kokiose vietose, kokiose situacijose, kokiose veiksmuose, kokiose pasirinkimuose. Tai labai gerai yra tiesiog atsekti tas stabdančias mintis. Pavyzdžiui, neturėsiu laiko. Gerai, vadinasi, neturėsiu laiko ir vienas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas, kurio aš iš tikrųjų noriu, tai aš noriu labai daug laiko sau. Ir tada įvertinu, ko aš iš tikrųjų noriu, ir aš galiu skirti laiką savo. Galiu. Gerai. Vadinasi, šito įrašo padarimas, kažkokio veiksmo padarimas neatims viso laiko, kurio dalį galėčiau skirti ir savo. Kitas dalykas, gerai, negražiai atrodau. Gerai. Vadinasi, yra lūkestis, kitas kraštutinumas, aš labai noriu gražiai atrodyti. O kas yra per vidurį, kas yra variantas? Nėra nei juoda, nei balta, yra kažkoks tarpinis variantas. Tai numetam kraštutinumo, kad aš atrodau bjauriai, numetam kraštutinumo, kad aš esu ten gražiausias Miss Lietuva, Miss Pasaulis ir visa kita. Ir aš tiesiog esu toks, koks esu. Kitas dalykas, neturiu energijos galbūt. Ir vadinasi, lūkestis yra priešingas dalykas, aš noriu labai daug energijos. Ir vėlgi, tas patikėjimas, kad aš neturiu energijos, jis nėra tiesa. Nes jeigu aš kalbu, tam reikia energijos, kažką vien galvojimui reikia energijos, vadinasi, aš turiu tą energiją. Klausimas, kam aš ją skiriu automatiškai, arba kam aš ją pasirinku skirti sąmoningai. Taip, aš labai noriu daug energijos. Tai aš energijos turiu tiek, kiek turiu, o kam ją skirsiu, aš pats pasirenku. Tai vadinasi, aš energijos turiu. Tai ta pradinė mintis, kad aš neturiu energijos, jinai yra klaidinga. Nes vien galvojimas apie šitą mintį, kad aš neturiu energijos, yra energijos naudojimas. Tai vadinasi, tos energijos yra. Tai vėl numetam kraštutinumą, kad aš neturiu energijos. Gerai, galbūt aš nesu čia dabar pasiruošęs bėgti maratoną, tiek energijos neturiu. Tai tvarko, neturiu perteklinės energijos, bet energijos turiu ir aš pats sąmoningai pasirinku, kam ją skirti. Tai čia tiesiog keli pavyzdžiai. Yra automatinės mintis. Tai labai gerai atsekti pirmą mintį, už kurios tarsi sakiau, pasitikėjau, patikėjau ją ir tada randam jai priešingą mintį, kitą kraštutinumą. Ir pasilyginam. O kas yra tiesa? Ir suprantam, kad nei viena, nei kita pusė, nei juoda, balta nėra tiesa. Tiesa yra kažkur per vidurį. Tai nusimetus kraštutinumus, nusimetus automatinę pirmą mintį, nusimetus priešingybę, mes atveriam visą spalvų spektrą, ne tik juoda, balta, gerai, blogai, patinka, nepatinka ir panašiai, o visą spektrą pasirinkimų. Ir renkamės mes. Aš to noriu, aš tai darau. Aš pasirinku, o ne automatinės mintis nusprendžia už mane. Tai linkiu pastebėti savo mintis, pritaikyti šitą kraštutinumų nusimetimo principą, kraštutinių minčių ir lūkesčių nusimetimo principą ir leisti savo pasirinkti bet kokį tarpinį variantą, kuris šiuo momentu, šiomis aplinkybėmis, šiuo laiku atrodo geriausias pasirinkimas. Ir šiuo momentu yra taip, kito momentu gali būti kitaip, visada, kiekvieno momentu yra pasirinkimas. Tai leiskite savo rinktis patys. Sėkmės. Iki.